O ką sveiki, Alanai? Labas, Mindaugai. Kaip nuotaika? Nu, vat, rytinė. Ačiū, kad iš pat ryto suorganizavai. Tai kaip jūs save pristatytumėt, kuo užsiimat, kokia jūsų veikla, kokia ir panašiai? Save pristatyčiau kaip filosofų, kuris tuo gyvena, kuris myli filosofiją, dialektiką. Aš nuo mažens užsiminėjau. Gerai. Nuo mažens užsiminėjau, labai mėgau mokslus, chemiją. Ir aš mylėjau tą chemiją. Nu, ir tai atskiras pasaulis, grinai, kaip ten tos gyvena molekulės. Nu, o paskui po kiek laiko jau ta chemija kažkaip, kai tu myli chemiją, gyvenimas ateina taip padaro, kad jisai pabudina tave, žiūrėk, sako, yra apart chemijos kažkas ras, ten dingo ta chemija. Tai paskui aš įsikabinau į tą dialektiką, į analitinę dialektiką, kur tu gali daryti praktinius sprendimus. Ir pasirodo, kad yra daug mąstymo būdų, kaip mes mąstom, tai yra, kaip sakyti, vienas paprasčiausių toks, formalinė logika iš esmės, kur mes gerbiam, kad yra postulatas ir yra pasekmės. Ir viską galima tom pasekmėm aprašyti tipo. Bet čia tik pradinis mąstymo lygis, jisai neaprašo savireguliacinių pasaulio sistemų, neaprašo tokių savokų kaip šventumas arba kaip savipakankamumas, neaprašo, todėl kad tai atviros sistemos mąstymo. Joms reikalingas, kaip sakant, kiaušinis yra svarbiau už vištą, mūsų mąstyme tokiam. O realybėje tai nėra taip. Viskas yra vienodai svarbu. Ir višta ir kiaušinis niekad neaišku, kuris ten pirmas. Ir tos ciklinės sistemos, jos taip persipina, kad sudaro, tokia įvairiausių stebuklų, mąstymo stebuklų. Na, o tada kas yra žmogus? Ar čia yra stebuklas žmogus, ar tiesiog pasiekmė kažkokia tai? Jo, ir stebuklas, ir pasiekmė, viskas. Žmogus tai visa visata, bet visa visata yra jo viduje, jo prasmėse. Ir visas klausimas, ant kiek mes sugebam atskleisti tas prasmes patys savo. Todėl, kad taip iš paviršiaus, jeigu ypač žmogus, kaip sakant, neturi rūpesčių, jam gerai gyvenasi, tai pas jį ten tų prasmių tokios būna, kad, vos nebuitinės prasmės, kažką padaryti ten, ir kurį laiką taip gerai jis gali gyventi tokiom paviršiniam prasmėm ir atrodo, kad ten nieko daug nėra. Bet ateina laikas pergyvenimo, ateina laikas išbandymų ir pradeda atsiverinėti didesni klodai ir jau mes po truputį krapštom savo stebuklą, pradedam tą deimantą, ten pradedam savo patys atradinėti. Tai mes iš tikrųjų, kaip sakant, išminčius ieško atsakymų visada savyje. Jisai nelenda tyrinėti ten kažko, o kvailys, ne tai kvailys, kuris nepažįsta, ką jisai turi, tai jis ieško atsakymų išoriai. Taip pasakyčiau. Tai kaip tada suprasti tą gėrio sąvoką, nes kažkaip žmonėm norisi to gėrio, bet kažkaip, kas tas gėris yra? Gėris. Geriausia gėris supranta tiek vaikai, ne? Todėl, kad pas juos viskas paprasta ir jie nesusimastydami pasako, čia gera, čia bloga. Geriausia taip. O išminčius jau užsiparinęs, jau jisai galvoja, kur čia gėris, kur čia blogis. Bent jau galvoja. Ir išminčius jau, pats išmintingiausias išminčius Sokratas, jis, kaip pasakė, sako, aš žinau, kad nežinau, bet kiti ir šito nežino.
Supranti? Vat išminčiaus, tai jis jau pamatė, kad šitas tiesinis mąstymas iš tikrųjų yra iliuzija tik tais. Jis paviršių tave užima, o jeigu taip iš esmės pažiūrėtų, iš tikrųjų nieko nežinai. Duok Dieve, kad tu žinotum, dėl ko tu gyveni. Nu, kas tau svarbiausia pačiam. Tai čia duok Dieve. O baisiausias atvejis, kai tai tas tarpinis, ne vaikas ir neišminčius, o durnius su iniciatyva. Tai kažkoks jaunuolis, dar nebūtinai jaunuolis, gali būti ten brandus žmogus, galbūt labai galingas ir turtingas, bet ale visai nesupranta savo ribų ir savo visų tikrų potencialų. Ir tada jis gali priskaldyti malkų labai daug ir paskui ilgai gailėtis. Šiaip tai, bet religijose, pasaulėžiūrose, daugelį pasaulėžiūrų, kiek teko domėtis, manoma, kad kūrėjas sukūrė viską, absoliučiai viską, tiek, kas yra materijoje, kas yra visata, viskas yra jo sukurta. Tačiau kaip čia su tuo vadinamu blogiu, kaip žmonės įsivaizduoja tą blogį, ar kūrėjas galėjo sukurti blogį, kažkokią lygtį ir gaunasi priešpriešą šitą vietą? Ne, todėl kad mes linkę absoliutizuoti, kad jeigu jau galingas, tai jau be galo galingas. Bet taip nebūna. Ir kūrėjas nėra be galo galingas, kitaip jis pats negalėtų evoliucionuoti ir vystytis. Supranti? Tobulas ne tas, kuris jau pasiekė tobulybės pabaigą ir uždarė duris. Todėl, kad pabaigos nėra. Kaip sakant, matematinė begalybė ir tobulybė veikia. Ir dėl to, kaip sakant, netikėk tuo, tikėk tuo, kuris ieško tiesos, netikėk tuo, kuris ją surado. Todėl, kad ieškojimas tiesos tai yra tobulėjimas. O kai tu suradai, tu pasakai, kad viskas daugiau nebegalima tobulėti. Taip nėra. Bet ir Dievas lygiai taip pat. Ir tas blogybės, kas čia yra pas mus, tai ne tai, kad Dievas sukūrė. Evoliucija buvo kokia, kad iš pradžių, sakykime, buvo tik tais labai primityvios dvi energijos. Kūryba ir griovimas, arba absoliutumas ir santykinumas. Gali ten įvairiai pavadinti jas, bet taip labai paprasta ir jos labai stiprios. Ir jos tarpusavy sąveikauja. Ir sąveikavimas jau sukuria naujas energijas. Ir tos energijos irgi labai stiprios. Sakykime, 4 ten elementai klasikiniai. Ir ne? Ugnis, oras, vanduo. Ugnis tai grynas noras, grynas svajonė deginanti. Ir dar žemė dar. Tai žemė, jo. Vienu žodžiu, bet esmė, kad čia tos substancijos labai galingos. Ir jeigu mes su savo tokiu, sakykime, pažeidžiamumu susidurtumėm akis į akį su grynom substancijom, mums pasirodytų, kad čia gryni pragarai ir gryni blogiai. Ugnis tai būtų, jau ugningas pragaras, žemė tai būtų tas presuojantis pragaras ir taip toliau. Oras tai būtų tas plėšiantis, kankinantis, vanduo dusinantis arba ten tave, skandinantis. Bet, kai viskas subalansuota ir mes tų stichijų jaučiam tik pirštų galiukus, vos prisilietimus, jau mums tai yra prasmingi dalykai, jau nebe pragarai. Tai ką aš noriu pasakyti, kad paskui jos vėl tos energijos sąveikauja, kurdamos dar kažką. Iš 4 elementų gaunasi 24 mūsų energijos mums pažįstamos. Ten bus ir džiaugsmas, ir ramumas, ir noras, ir taip toliau. Ir vėl, jos pačios per daug galingos mums toliau jas reikia balansuoti. Ir taip, bebalansuojant, atsiranda visokios esybės. Ir tos esybės irgi mums dar per žiaurios. Mes jas velniais ir blogiu vadinam. Bet tarp jų atsirado tas, kus sugeba ir jas subalansuoti. Ir mes jį vadinam Dievu. Tai ir Dievas padarė stebuklą, kad jis iš tų esybių nesubalansuotų, chaotiškų, vis tik sukūrė tą kūrinyje. Bet aišku, liko velniukų nedasubalansuotų. Ir mes juos vadinam blogiais. Ir tie velniukai ateina pas mus ir mus išmuša iš koto. Ir mes tai vadinam blogiu, bet tai ir kaltinam tą Dievą, kuris juos surikiavo, bet nedarikiavo, todėl, kad visiems tobulė. Mes kaip vaikai
turime jam padėti rikiuoti visą šitą. Mes iš esmės, sodininko vaikai, sakykime, jisai sodininkas, jisai pasodino sodą, bet jisai sodino iš ko? Iš tų visokių sėklų ir visokių žalčių, kurie buvo maišalinėje. Nu tai kažkas jau užaugo, bet pasėtis atsirado vaikai ir sako, sodininkas vaikams, patys mokinkite dabar valdyti viską. Ir tuos žalčius, ir dilgėlės, ir viską. Vat. Ir nevadinkit juos velniais. Vat. Tai yra, tai iš ko mes darom grožį. Suvaldyk savo, jeigu tu turi kažkokią velniavą savyje, tai užduotis iš esmės nesunaikinti ją. Nieko tu nesunaikinsi. Suharmonizuoti. Rasti jai pritaikymą. Ir sakykime, koks nors psichopatas, ar ne? Bet tu jį pastatyk į teisingą vietą ir tai bus labai geras verslo lyderis. Todėl, kad geras verslo lyderis turi būti psichopatas. Bet tu jį pastatyk į kitą vietą ir jisai bus didžiausias blogis. Ir lygiai taip pat tu paim kokį nors tylų kūrėją. Tu jį pastatyk į karvedžio vietą ir jis bus didžiausias blogis. Bet tu jį pastatyk į savo vietą ir jisai bus didžiausias gėris. Tai iš pradžių tu ieškai savo pritaikymo, savo tai velniavai pritaikymo, o paskui jau tenais tu harmonizuoji. Nebereikalo rytų kovų menų atstovai visi nori tapti menininkais. Todėl, kad vienas dalykas yra lavinti savo tą kovų meną ir tą vidinę valią, o kitas dalykas ją pažaboti ir nukreipti į labai subtilius kūrybingus dalykus. Tai jeigu karys neužsiminėja subtiliais meno dalykais, tai jis iš tikrųjų tos velniavos nebesuvaldys. Ir lygiai taip pat, jeigu tu menininkas, tau reikia užsimti kažkuo, kas grūdina valią, kas tau palaikys tą stuburą. Ar tai kovos menai, ar dar kažkas, galbūt tai kažkokie. Žiūrėk, Alanai, dabar, ką mes pakalbėjom, Dievas kūrėjas, žmogus, kovos menai, atrodo, mes daugiausia kalbam apie vyrišką aspektą. O tai kur čia moters vaidmuo, kaip tas moters jeigu tą balansą žiūrint, kur čia, kada čia atsiranda moteris? Tai visada yra vyriškas ir moteriškas pradas kartu. O Dievo kūrinyje, kada atsiranda moteris ir kiek jinai yra svarbi apskritai, aišku, tai yra susijęs su gimimu, gimdymu, panašiai. Taip, jeigu žiūrint, tos moteriškas energijas irgi galima išskaidyti, išrašyti kažkokį tenais ir rūpestingumas, ir sugebėjimas holistiškai viską priimti, adaptyviai sustruktūruoti. Galima viską šitą išpasakoti ir pasakyti, kad žiūrėkit, Dievas jau šitą turėjo. Bet vis tiek dominantinės energijos pas Dievą yra tokių daugiau vyriškos, todėl kad jisai turėjo svajonę, ir kūrė ją, tai yra kelias, tai yra tikslo siekimas, jisai kūrė šitą dalyką ir kūrybos metu, ar tai jis sukūrė, ar tai pabudino meilę. Tai yra ta neapsakoma visai kitą pasaulį. Meilė, nuo kurios atsispindėjo Dievo tos karštos mintis. Ir kol nebuvo meilės, tos substancijos kažkokios, tai yra stebuklas, kaip poezija, galima apie ją pasakoti, bet tai yra iš esmės ir fizinė substancija. Todėl, kad Dievo mintis staiga ėmė materializuotis, atsimušusios nuo kažkotais. Ir tas kažkas tai yra ta meilės substancija. Ja galima matematiškai aprašinėti, ja galima fiziškai pasakyti, kad tai yra pati stipriausia visos visatos jėga ir energija. O gravitacija ir ten elektromagnetizmai tai tik tais tos paviršinės pasiekmes, kurias matom, mes ir galim pamatuoti. Bet tai yra ir fizinė, ir poezinė, ir matematinė, ir visokiausia substancija, išraiška, ir ji kažkur tais atsirado ir Dievui padėjo kurti tą pasaulį. Dievas toks, kaip gali sakyti, kažkuriuo momentu pasidarė užsispyręs ožys. Todėl, kad jis vis tiek kūrė, nors nieks jam nepadeda. Ir jis vienintelis iš visų energijų
taip įsitempė kaip styga, taip ėmė virpėti, kad galbūt iš kitų visatų, galbūt aš nežinau, bet meilė tai įvertino ir ji atsirado. Ir ėmė jį šviest aplink jį. Ir jau toliau, tik poetiškai galima sakyti. Bet tai, aš manau, kad tai yra, ta meilė tai yra moters esmė. Ji gali ir sudeginti savo, tokiu tirštumu ir pasiaukojimu. Ji gali sušildyti, ji gali išpuoselėti. Ir ji yra ta vienintelė esybė ir substancija, kuri niekad nesiginčia ir kuri nepakęs jokio pažeminimo. Kai moteris daleidžia, kad ji būtų pažeminta, ji iš tikrųjų jau atitrūko nuo savo esmės. Todėl, kad meilė yra tai, kuo tu gali tik tais žavėtis ir kuris tave įkvepia ir kuris tau įneša prasmę ten, kur būtų jokios prasmės nėra. Tai galima sakyti, kad apskritai tos moteriškos dievybės, pati moteris, jos tarsi radosi iš tos meilės energijos, taip? Galima būtų. Taip, jos radosi. Aš tai įsivaizduoju taip, kad kai Dievas kūrė žmogų, Adomą, jisai nesakė, kad čia vyras ar moteris. Tai buvo žmogus, kaip sakant, nebuvo diferenciacijos. Nors jau buvo tam Edemo sode, jau buvo ten, kaip sakant, ir patinai, ir patelės iš kitų ten rūšių. Bet Adomas buvo kaip Dievas sukurtas, Dievas aš pats, ir Adomas, tu būsi pats ir tu, iš esmės pakartosi tėvo kelią, kuris pats susikūrė savo prasmę. Tai yra meilė iš kažkur atėjo, ir jisai jau su tos meilės, kaip sakant, pagalbais toliau tobulina viską. Ir Adomas šito nesugebėjo padaryti. Jisai sugebėjo kūrinijoje ten viską tobulinti, bet meilės pats nesusikūrė. Ir jį apėmė apatija, dingo prasmė. Kad čia visų vyrų problema, kad galiausiai, kai jisai pasiekė visus tikslus, jam dingsta prasmė. Ir iš esmės vienintelė prasmė tai yra meilė, tai yra ta moteris, vardan kurios. Ir tada Dievas sako, reikia padėti. Ir jisai sukūrė Ievą. Ir man kartais atrodo, jeigu taip pagal struktūras, proporcijas žiūrėti, Adomas obuolys, Ieva kaip kriaušė, jau dvigubas toroidas, jau įpatobulinta, jį savipakankama. Pavyzdžiui, Adomas nėra savipakankamas, matai, jam reikėjo pagalbos, jam dingo prasmė. Ir jisai turi pastoviai kurti savo tą prasmę ir įrodinėti savo, kad jisai gali jos pasiekti. Ir čia vyro dalia, pastoviai tu eik pirmin, negali sustoti. O moteris savipakankama. Savipakankama prasmė, ji viską turi jau. Bet jos užduotis yra atsiskleisti, sužydėti. Ji yra pumpuras, sakykim taip. Ji nerodo savo viso grožio. Nors ir iš paviršiaus ji jau tokia harmoninga, kad tu gali nuplaukti. Žinai, vyrui, kaip sakant, užtenka net paviršinio grožio, kad vyras paplauktų ir stogas nuvažiuotų. Bet visa esmė yra viduje sieloje, kuri turi išsiskleisti ir pradėti šviesti. Ir šitą švietėjimą ji nepadarys be vyro. Lygiai kaip meilė nesimaterializavo, nesiaktualizavo, kol Dievas neįsitempė. Bet Dievas, kai įsitempė ir atsirado karys, pirmą kartą visoje egzistencijoje atsirado karys vertas meilės. Ir tada meilė iš kažkur tiesiog išsiskleidė. Tikriausiai ji jau buvo. Niekas nežino, kaip čia yra. Čia dar paslaptingiau negu didysis sprogimas. Tai lygiai taip pat ir moteris. Ji sužydė tik tais, kai ji pamato, vardan ko šitą padaryti. Vardan to kario vyro, kuris įsitempia. Kuriuo ji patikė iki galo. Man taip atrodo. O tada, kaip tada žmonių pasaulyje atsirado tos dievybės, ten dieviškoji, kaip sako Deivė, ten šakti.
žemyną, nu jeigu lietuviškai ten Gaja, nu, prasme, kaip atsirado tie tokie visokie moteriškos dievybės, ar čia daugiau žmonių sąmonės kažkoks tai įsivaizdavimas, ar čia vis tik kažkokia tai struktūra, hierarchija, galbūt nuo tos meilės eina tų laumės, tarkim ir toliau. Aš manau, kad jeigu jau mes brėžiame chronologinę skalę, kad iš pradžių buvo taip, iš pradžių buvo tik dieviška energija, net prieš dievišką buvo iš viso ten chaotinės tokios būtybės, paskui dieviška energija organizavo, paskui pabudo meilė, jau mes chronologiją piešiam, jau paskui Adomas, Ieva, ir tu gali paskui, ir jie buvo be galo galingi, ir tas Adomas ir Ieva, jie buvo antie galingi, kad mes pripaišytumėm juos pačius palaikytumėm kaip dievais, nors tai jau buvo mūsų realūs protėviai. Ir aišku, tada toj grandiniai atsiras daug kitų labai galingų esybių vaikų, Adomų ir Ievos, ir dar nepamirškim, kad Dievas su meilė irgi kažką kūrė, ir jie ne tik žmogų sukūrė, ir ne tik materialų pasaulį, bet dar daug kitų dalykų. Ten angelai iš kažkur tai ėmėsi. Ir galim tik spėlioti, ar jie ėmėsi tiesiogiai iš Dievo ir meilės, ir tų kitų chaotinių būtybių, kurios iki šiol veikia ir bando kopijuoti ir Dievą, ir meilę, ir dėl to visur yra, niekad tu iki galo nežinai, ar čia tikra ar apgaulė. O gal čia yra per žmonės, gal čia mūsų kitų protėvių išraiškos, todėl kad mūsų protėviai buvo irgi be galo galingi ir jie gali iki šiol veikti, kaip kažkokios tai jėgos, materialios, nematerialios, kurias mes ir kurie mumis rūpinasi, todėl kad mes esame jų palikuonys. Ir pavyzdžiui, aš manau, kad kiekvienas žmogus turi savo angelą sargą, ir daugiausia tie angelai sargai, tai yra mūsų protėviai, kurie, kaip sakant, pakankamai galingi, kad mumis rūpintis, bet ir gyventis dar kažkokį savo gyvenimą. Čia kaip sufijai, jisai gali būti vienu metu keliose vietose. Tai čia iš tikrųjų, tai tokios, galingos savokos, kad belieka tik spėlioti, kaip iš tikrųjų ryšasi jos tarpusavį, bet labai svarbu įsivaizduoti, kad jos realios, žinoti, kad jos realios. Ir Šakti, ir kitos mitologinės būtybės. Ir tiesiog pagalvokim, kad kombinatoriškai jų turi būti labai daug. O dabar tada, jeigu pažiūrėti, kokį vaidmenį atlieka tos dievybės, vis tik aš turiu omeny to gerumo perspektyvoje. Vis tiek vyrai linkia į kovą, į kariavimą linkia kažkaip supriešinti veiksmą, užkovoti teritorijas. Ir matyt, moteris čia atlieka labai svarbu vaidmenį. Aš turiu omeny, kad ko gero tik moteris gali sustabdyti. Moteris viską įprasmina, vardan moters viskas daroma. Ir visi iškariavimai, tu gali pasakyti kaip, kad jis norėjo padovanoti. Iš esmės jis norėjo padovanoti savo moteriai kažką. Ir jeigu vyksta atitrukimas, kad jau moteris savo, o užkariavimai, laimėjimai savo, tai vyras ilgai netempia taip. Kai jis atitrūkęs, jis nebėra toks galingas. Ir tada baigėsi jo galios ir galiausiai jis gauna fanarą po akim, tas vyras, gauna pamoką savo, atsiranda galingesnis, kuris dar netitrūkęs nuo tos moters arba motinos. Man patinka, kaip žydai sako, pavadinkim vyrą simboliu 1, o moterį 0. Tai jeigu moteris stovi už vyro, už nugaros, tai 10.
Jeigu moteris atsistoja į priekį, tai 0,1, jau 100 kartų sumažėjo. O jeigu atsiskiria moteris, nu tu vienetas toks. Čia ilgai netempsi. Tol, kad ateis 10 ir tave sutvarkys. Ir čia taip ir yra. Vyras gali būti, jeigu kol jisai vienas gali atrodyti, toks, niekas jisai yra, menkista. Bet jeigu jisai sutiko savo moterį ir įsikvėpė, tu pažiūrėsi, kaip ta menkista sutvarkys čia visus. Ir atvirkščiai, tu paimk čia jau didžiausią didvyrį ir pažiūrėsim, kas bus, kai jo nebepalaikys moteris. Tai toks dalykas. O iš tikrųjų ir moteris tada sužydi. Jeigu į savo vietoje tą nuliuką teisingai atsistojo, todėl kad ji žino, kad vardan jos viskas. Aš net pasaką galiu papasakoti, kaip, žinai, čia. Gerai. Su pripasaku dar grįžim, dabar dar įdomu, tas gerumas, savaiminis gerumas ir geras pasaulis, tokia savoka, ar jis gali egzistuoti, tai tiesiog gerumas ir viskas, tiesiog viskas gerai, tiesiog. Ar taip gali būti? Kurį laiką, jo. Jeigu mes savo vietose, tai bus visada ir tik geriau ir geriau. Bet šitas takas, jisai turi sienelės. Ir tu visada pasitikrinsi, eidamas tuo geruoju keliu, visada tu pasitikrinsi, kur čia bloga. Ir čia yra labai geras dialektinis išvedžiojimas, kad teisinga yra tai, kas stiprina priešingos nuomonės gerąją pusę. Arba neteisingos nuomonės gerąją pusę. Bet jeigu aš manau, kad aš absoliučiai teisingas, o priešininkas neteisingas, tai aš būsiu tik iki tol teisingas, kol aš skaitysiu, kad jis turi irgi kažką gero. Tai lygiai taip pat ir su tu gėriu. Gėris bus geras tik tol, kol aš išvelgsiu teigiamą pusę blogyje. Jeigu aš suabsoliutinsiu blogį ir pasakysiu, kad ten nebėra nei jokios geros pusės, aš pats pavirsiu į blogį. Ir jeigu aš sugebu problemoje arba priešininkė įžvelgti gėrį, tada aš problemui įžvelgiu galimybę, o priešininkė mokytoją. Ir galiausiai aš susidraugauju su tuo priešininku, ir mes kartu sukuriam aukštesnį gėrį, arba aš tą problemą paverčiu į aukso klodą. Ir tokiu būdu aš visada išsisuksiu ir visada aš tik sukursiu dar daugiau gėrio. Bet jeigu aš suabsoliutinau ir aš pasakiau, kad aš absoliutus gėris, o ten absoliutus blogis, tai aš pradėsiu kovoti ir taikyti akis už akį. Ir iš tikrųjų aš pasidarysiu tuo drakonu, kuris visiems baisus ir kurį reikia nugalėti. Čia kaip tas tarybinis filmas Drakonas nugalėtas, tai gyvuoja naujas drakonas. Ten irgi buvo taip, kad mažas berniukas žiūrėjo, kaip čia renka mokesčius priespaudos atstovas ir jisai svajojo nugalėti jį. Ir visą gyvenimą jisai treniravosi tam, kad tą baisūną nugalėti. Ir taip, jisai išsitreniravo šitą padaryti, nugalėjo, ir pats patapo baisūnu. Ir čia lygiai taip pat mes, pavyzdžiui, politikoje dabar, jeigu mes absoliutizuojam, kad čia Rusija blogis, kai tik absoliutizavom, mes tapom blogiu. Kaip tik tais Bušas jaunesnysis absoliutizavo, kad jisai yra geras kovotojas prieš terorizmą, o terorizmas absoliučiai blogas, jis pats pasidarė teroristu. Supranti, čia va taip va. Tai dabar aš pagalvoju apie tas pasakos, lietuvių pasakos, kur koks nors tenai žmogus, jisai bendrauja su velniu, velnis sako daug tu man tą ir jisai tą velnį tarsi pergudruoja, bet aš dabar irgi pagalvoju, kad jisai į tą velnį žiūrėdavo, kaip ne į kažkokį priešininką, o kaip irgi savotiškai... Išminties tokį šaltinį. Išminties šaltinį. Arba net ne išminties šaltinio, o velnis jam sukūrė situacijas. Jisgi nepravydavo to velnio visai iš savo ten to kluono. Tu gyvenk. Kaip katės tu nepravėjai, kažkokią funkciją atlieka. Kaip velnis, taip ir katė. Katė gauna peles, o velnis irgi kažką daro. Ir žmogus tik tais tokiu savo gudrumu taip sutvarko tą velnį. Bet jisai jį panaudoja kažką. Taip. Tai čia galbūt yra tas dieviškas kelias, kaip jūs minėjot, kad Dievas iš tų visų chaotiškų struktūrų sukūrė tą visą
materija, vat, gyvenimas žemėje ir visatoje, tai matyti ir žmogaus toksai kelias, jeigu taip žiūrėti iš tos dieviškos perspektyvos, kad jisai ir į tos velnius, ir į tą vadinamą blogį žiūrėtų kaip į, tenai sugebėtų išžvelgti gėrį. Absoliučiai. Ir valdyti reikia akupunktūriniais paspaudimais tiktais. Jokių būdų ne lazda, ir tuo labiau kaip vytis ten užsimojęs, ką jis ten valdo. Jis jau patrakęs, jis jau savęs nebevaldo, bėga kažką mušti. O tikras, kaip Lao Tzu sakė, valdovas turi būti kaip virėjas. Jisai lygtai sverda žuvienę. Kuo mažiau maišai, tuo skanesnė sriuba gaunasi. Tai kuo tu mažiau kišiesi į visą šitą dalyką, į visą tą sriubą, žinai. Geras virėjas, jisai tik užmeta akį ir galbūt ten pipiriuką įmeta. Jis taip. Jis ten nieko per daug nevaldo. Bet jisai akupunktūriškai kažką spusteli. Ir taip tada viskas gerai vyksta. Bet kad spustelėti, tu turi pats būti toks subtilus iki spustelėjimo lygio. Kad jau tas vibracijas ir sugautum. Reiškia, tu turi būti pakankamai ramus ir savipakankamas. O dar, Alanai, galėtumėt paminėti, žinau, tą, kaip sakot, Dievo neištikimybė, bet kaip tas žodis pasiryžimas, būti ištikimu savo idėjai, savo žodžiai, savo svajoniai. Aš taip kaip aš įsivaizduoju, kaip Dievas kūrė, jisai tiesiog, tai buvo pirma esybė, kuris sugebėjo savo vidiniam pasaulyje surasti kažkokį tais grožį ir paklusti jam. Ir tada jo visos tos vidinės energijos, jos ėmė rikiuotis. Atsirado disciplina viduje. Vardant to neišpasakyto grožio kažkokio tais. Ir jisai tam grožiui tapo ištikimas. Ir iš ten radosi kažkokia didelė jėga daryti tai, kas atrodė neįmanoma ir nebuvo iki tol padaryta. Tol, kad mes skaitom taip. Jeigu iki šiol kažko nebuvo, tai yra neįmanoma. Bet tik tais žmogus iš vidaus, tas apakintas tuo grožiu, jisai eina ir duok Dieve išlaikyti tai, apsaugoti nuo išorinių negandų, savo tą grožį. Todėl, kad kiti iš karto pasišaipys arba papavydės ir taip toliau, jie bandys tą grožį sutrypti. Todėl, kad čia tavo ir tik tavo grožis. Ir čia galbūt moteriškas ypatumas, kaip vaikas savo pajusti, ir vardan jo pasiaukoti iki begalybės ir besąlygiškai. Ir iš čia randasi tikras vyriškumas. Iš to pasiaukojimo iki begalybės ir besąlygiškai jau iš išorės tai yra nebesustabdoma. Čia jau baisiau negu tankas. Jisai eina bet kadangi jisai vedamas grožio, tas tankas yra ne griaunantis, o kuriantis. Jis visą savo galę, jeigu taip pasižiūrėti, tai yra grėsminga jėga. Kaip amerikonai sako, formidable. Antie grėsminga, kad net tu nepagalvosi su juo čia šposauti. Bet jeigu jis iš vidaus vedamas tuo grožiu ir svajonė, ta jėga yra gera. Kaip žinai, didelis galiūnas. Ir aš pastebėjau, kuo didesnis, kad dramblys, pavyzdžiui, jisai geras. Nors niekam neužeis į galvą nešausia eiti jį, žinai, ten erzinti. Ir banginis tas pats. O mažiukas neužauga koks nors, jam trūksta susibalansavimo tos prasmės. Ir jisai tada jau kimba į blauzdas visiems. Tai Dievas, jisai, sakykime, didelis galiūnas, bet jis viduje vedamas to savo idealo. Ir jisai nieko neišduoda. Ir sakykime, jau kelyje, kūrybos kelyje, kai visi buvo velniai pažadinti, ir dabar jie pažadinti. Ir dabar kuo daugiau, kuo gražesnis pasaulis, tuo daugiau kai kurie velniai nori jį, žinai, kaip sakant, pasiurbti, sugriauti, subjauroti. Yra tos energijos tokios, kurias
ir mūsų pareiga suvaldyti. Mes, sakykime, Dievo pagalbininkai. Ir iš viso mes galim sakyti, kad mes esame dabar didžiojo sprogimo pradžioje. Vat. Fizikai sakė, kad buvo nieko ir paskui viskas sprogo ir atsirado. Tai žinokit, sprogimas neužsibaigė. Čia dar tik sprogimo pradžia. Ir mes esame dalyviai to sprogimo, kurių užduotis padėti suvaldyti tas energijas, kad išsprogtų dar gražesnis pumpurai. Kad būtų sprogimo pasiekmė ne atplaišos kažkotais, o pumpurų sprogimas, o įdomus, sprogsta pumpurai. Čia sprogsta pumpurai dabar. Ir mūsų užduotis, kad jie, kaip gėlės atsirastų, o ne kaip skeveldros. Vat, ir mes dalyviai viso šito, mes Dievo vaikai, rankos, mes Dievo rankos, galim sakyti. Vat. Bet čia labai tada įdomu, nes daug kas religijos, taip sako, ir apskritai žmonės kažkaip galvoja, kad jeigu Dievas sukūrė viską, tai ir tada tas blogis, o iš tikrųjų tas blogis, jisai tarsi buvo ir prieš dievišką kūrybą, ir jisai tarsi yra tokį priešpriešą, kuri tarsi oponuoja tam. Taip, blogis yra nesuvaldyta energija. Ir tiek. Ir kur saiko nežinojimas, kitaip sakant. Vat, kol tu žinai savo vietą adekvatus, saiką žinai, tol tu gėris. Bet tik išsišoksi, nesusivaldai ir jau klausimas. Tai kaip čia dabar su tom pasakom yra? Vat, pasakose visokie ten yra įdomių dalykų. Ir kiek žinodami įsigilinęs į tas pasakas. Vat pasakas. Esmė, kad mums reikia pasakose kurti arba įžvelgti susivaldymą. Vat. Jos turi būti prasmių pripildytos, visų tų grėsmingų prasmių, kurios realiai egzistuoja, netgi gal grėsmingesnių. Bet visada mes turim parodyti, kad tai yra suvaldoma. Ir dėl ko rytų pasakos jos visada baigėsi gražiai. Ir gražiai gyveno. Vat, nenupasakoja kaip, bet sako, kad viskas baigėsi gražiai. O vat mūsų lietuviškos pasakos, jos nesibaigia gražiai. Tiksliau kaip, yra tos pasakos pamokančios, va ten, kur žinai, žemaitės velnę nurungė ir visa kita. Čia yra tokios pamokamos istorijos, sakykime. Ir jų tikslas yra, kaip pamokėlės. Bet yra tos epinės pasakos, kur jos ima jau gilesnę esmę. Ir jos turi parodyti, kad mes sugebam suvaldyti didesnės jėgas. Vat, mes sugebam patapti dievais ir nugalėti tai, kas atrodo neįmanoma. Pavyzdžiui, pas rusus. Ten nugalimas Kaščėjus, ten nugalimas Slibinas. Vat. Arba net paverčiami, susidraugauja su ragana. Žinai, paverčiama viskas į tą, kad galiausiai gavosi gerai. Vat. O mūsų pasakos jos neužbaigtos. Jos parodytos, kad pastrigo. Paimam Eglę Žalčių karalienę ir ten pastrigo. Vat, vaikai prakeikti medžiais, broliai irgi prakeikti. Vat, ir Eglė patys, kaip sakant, nusišalinusi nuo šito. Ir mums reikia pratęsti, parodyti, kad vis tik tais nesibaigia pasaka. Pasakyčiau, čia viltis kažkokia turbūt, nes aš irgi, kiek aš tą Eglę Žalčių karalienę, ten lyg tai, tos vilties, čia yra, žinai, kaip pamokos vidurys. Kažkas sako taip, viskas baigėsi gerai, o jeigu dar negerai, tai dar nesibaigia. Žinai, reiškia, čia yra pamokos vidurys ir dabar mes apmąstėme, Eglė su vaikais apmąstėme. Ir brolių palikuoniai, taip pat ir brolių vėlės, jos irgi, apmąstėme, kaip mes toliau gyvenam. Todėl, kad buvo brangiausia, buvo graži šeima, stiprus broliai, gražios sesės. Ir broliai tada nepriėmė to, kad sesę kažkas pagrobė. Svetima jėga Žaltys. Ir jie susitvarkė taip, kaip jie mokėjo. Bet tik tais eigoj tapo aišku, kad jie neproporcingai pasielgė. Kad tas Žaltys jau pasidarė Eglei savas, jau jos vaikų tėvas.
Ir supranti, tai yra vaikų pasauliai, tai yra mūsų žiedų esmė. Vat. Ir ką dabar daryti? Ir yra ten kitos pasakos tokios, Colin Wilson buvo toks fantastas, kuris pasakojo, kaip didelės energijos atėjo į žemę, bandydamas padėti Dievui kurti, bet jos nebuvo susibalansavusios ir jos nekūrė, o griovė. Ir į tokią savigraužą įėjo, kad jos prakeikė save, kad jos gyventų žemės gelmėse ir nepabūstų tol, kol neatsiras kažkas, kuris sugebės jas sužavėti taip, kad, vienu žodžiu, kad jos nebebijotų savęs. Tai čia tas pats su broliais. Jie dabar yra tokioj savigraužos situacijoje, kad jiems reikia moteriškos energijos iš tikrųjų. Jiems reikia tos moteriškos energijos, kuri juos suprastų ir leistų jiems vėl gyventi, kokie jie yra, su tuo grovimo ir keršto potencialu, bet tas moteriškas, esybė, suprantanti juos gali suvaldyti. O žiūrėkit, Alnai, aš dabar pagalvoju apie tą Eglę Žalčių karalienę, čia toks įdomus niuansas tada gaunasi. Jeigu tie broliai buvo Eglės prakeikti, taip kaip broliai, ir jie dabar savigraužo irgi, nes, jie iš esmės pakenkė pačiai savo sesę, Eglė pakenkė. Jos vaikams, reiškia ir savo vaikams. Taip. Ir jeigu mes imam, kad tie Eglės broliai, pati Eglė, čia lietuviška pasaka, kad tie, lietuviai, tai gaunasi, kad tarsi ta lietuvių tauta prakeikta. Prakeikta gaunasi. Šiaip, taip. Todėl, kad mes turime daug indikacijų apie tai, kiek savižudybių mes turim, kiek mes turime visokių tokių neadekvatumų ir politikoje, ir tarp kampuotų tokių santykių, ir kiek yra traumuotų žmonių, iš vidaus, ir kai tik žmogus atsiveria, ten tu matai skausmą, kiek skausmo pas mus, kokios pas mus kitos pasakos, apart Eglės, Žemaitės paskenduolė, kokios pasakos, tada blindą paimkim, taigi skausmas visur, pas mus labai daug skausmo. Ir mes pabėgam nuo to skausmo arba kaltindami kitus, kad čia mus nuskriaudė, į aukos vaidmenį patenkam, žinai, bet mes nesprendžiam nieko tokių. Arba mes pabėgam, vyrai kažkokius verslus, žinai, kad davai, kūrėm kažką, einam, arba ten kažkas daro, žinai, alų geria, vienu žodžiu, bando pabėgti. O iš esmės tai mes esame toj gilios susimąstymo, skausmo išgyvenimo būsenoje. Skausmas yra mokytojas, ar ne? Mes savo susikūrėm griežtą mokytoją labai. Ir aš manau, kad tas mokytojas atsirado ne šiaip savo. Aš manau, kad lietuviai turėjo ir turi išskirtinių galių, kurios yra dabar nesuvaldytos. Ir tas netgi semantiškai žodis Lietuva nuo žodžio lieti. Mano idėja, kai aš tą dialektiką mėgstu, kas yra lieti, tai yra sintezė, tai yra tu lieji savo esmę su kažkieno kita esmė, su priešu. Sakykime, tu mokėjai, pamatęs tą priešą, susilieti taip, kad tu padarėjai jį draugu ir sukūrė bendrą aukštesnę tiesą. Liejimas tai gali būti kaip liturgija. Mes liejam savo sielą, savo mintis ir širdis į kažką tai vientisą. Ir tokioj vietoj mes sukūrėm kažką didesnio. Ir toks mokėjimas lieti, jisai galbūt sąlygojo mūsų pavadinimą tokį. Ir čia gal net ne tauta buvo, o tokia, sugebėjimas. Tai yra toks talentas. O kiti tokio gal nemokėjo. Bet kažkas atsitiko, kai tie mūsų protėviai, ne visai harmoningai padarė. Ir piktos jėgos piktelėjo. Ir pasakė, aha, mes tada jums parodysim. Parodysim pamoką, kad jūs jau tikrai. Ir išeina taip, kuo didesnė pamoka, tuo reiškiasi didesnis dalykas buvo padarytas. Reiškiasi buvo padarytas kažkoks tai dalykas, galbūt kaip Dievo vaikai, norėdami pamaloninti Dievą, užsižiojo per didelę užduotį.
tuos velnius per daug sutvarkyti kažkokius. Vat. Todėl, kad tų velniavų šitam pasaulyje, visatoj, visokiausių yra mums neįsivaizduojamų. Vat. Ir gal jie apsiėmė ir tada va, tos baisinės jėgos, nu va taip kung fu tipo stumtelėjo, nu žinai, kaip sakant, panaudojo tavo energiją prieš tave. Ir dabar mes turim tokias didelės pasiekmes, kurios atsispindi mūsų charakteryje. Vat. Kad ta nepažabota ambicija būna, vat, puikybė. O kas tai puikybė? Tai yra noras būti savipakankamu ir šviesti tokią, nu, būti patenkintų. Bet kai jisai, nu, nes pažabotas, jis pasidaro, nu, tuščiagarbiškumas, supranti? Bet iš esmės tai yra, nu, tai yra tik tais ašių nesuderinamumas. Kad žmogus turi vieną ašį, o tos emanacijos, kurią jis naudoja vat, savo tai savigarbai išreikšti, nu, nustumta šis į šoną, vat, ir atrodo tuščia ir neadekvatu ir puikybė. Bet iš tikrųjų tai yra stipri energija, kurią reikia tiesiog įstatyti vietą. Vat. Vienu žodžiu, ir mūsų pasakos iš esmės turėtų nupiešti siužetus, kaip mes įstatom į vietą viską. Ir jo. Tai dabar tas tada reiškia yra atkerėjimo labai svarbus aspektas. Atkerėjimo, atbūrimo ir tada kokį apskritai, jeigu tai paėmus bendrai pasakos, kokį vaidmenį atlieka? Ar čia tik tai vaikam, čia mūsų psichiko formų. Čia mūsų epas formuoja žmogaus giliausią psichiką. Vat. Prasmių prasmė, visi egzistenciniai klausimai yra ten. Jeigu tu su gražia pasaka išaugai, gražios lopšinios buvo dainuojamos, tu niekada neturėsi jokių tų vadinamų egzistencinių krizių ar ko ten to vidurinio amžiaus krizių. Tavęs niekas nesužlugdys. Tu bet kokią problemą priimsi kaip mažmožį, jeigu tu užaugai su didelė pasaka. Man patiko Karlas Jungas, kai jisai pasakoja, sako, žinai, sako, aš turiu daug klientų turtingų. Bet jie visi labai turtingi ir depresijoje. O taip pat aš turiu daug pažįstamų, vat indėnų visokių, kurie, nu, turtų jokių beveik neturi, bet jie perpildyti prasme. Jie užaugo ant gražių prasmingų pasakų. Ir vat pasakojus apie tokius indėnus, kurie vadina save Saulės vaikais. Jų genties pavadinimas toks. Ir jie realiai žino ir tiki, kad jie yra Saulės vaikai, tai yra fiziškai Saulė juos pagimdė tam, kad jie padėtų Saulei tvarkyti pasaulį. Ir jų vienas svarbiausių įsipareigojimų yra ryte keltis anksčiau už Saulę ir padėti jai tekėti. Wow. Ir kai jau patekėjo, jie turi tolimesnės funkcijas. Ir mums, civilizuotėm žmonėms su kitom vertybėm, nu, atrodo, kad tai yra bėdžiai, kurie, nu, kaip sakant, durnių volioja. Bet tu pasižiūrėk, tie durnių voliojantis, jie visada turi tikslą, jie visada subalansuoti, jie myli vienas kitą, gimdo vaikus ir nebijo jokių sunkumų. O šitie turtingi tokie, kurie čia apsistatė patogumais, jie visada šalia depresijos, jie neautonomiški, jiems reikia palaikymo sistemų, kaip sakykime, ištrauksi štepselį iš elektros tinklo ir baigėsi visa laimė. Šitie gyvena, kaip kažkoks šamanas pasakė, kultūra apsprendžiama ne tuo, apie ką tu šneki ir kaip tu laikai šakutę, o tuo, kaip ilgai tu išgyvensi geroj nuotaikoj, tundroj, be jokių atsargų. Tai yra, kaip gražiai tu įsiharmoninsi į kūrinyje. Įsiliesi. Kur nėra ten jokių dirbtinių sistemų ir be jokių atsargų. Vat, indėnas, jis taip gyvena, jis yra to dalis, jis pats yra prasmė. O vat mums reikia ieškoti prasmės. Tai man, Alanai, visai patiko tas vaizdinys, kad lietuvio to
idealo, tarkim, jeigu taip galima pasakyti, gebėjimas įsilieti, taip? Taip. Va čia geras dalykas. Ir tada ir to blogo tarsi, tas blogas tarsi išnyksta. Taip. Jeigu tu įsilieji su teisinga idėja viduje, tu iš tikrųjų nesustabdomas būrėjas. Tu paversi blogį į gėrį. Į tokį gėrį, koks savo viduje. Va tu šitą padarysi, tai tikrai. Ir lietuviai, sakykime, tą ledlaužišką sugebėjimą turi. Kaip sakant, nėra drąsesnio kario už išgąsdintą lietuvį. Nu, išgąsdintas ta prasme, kad jisai nepasieks savo tikslo, va tokia prasme. Tik čia kaip žydelis, žinok, jis viską padarys vardant savo tos svajonės. Tai va, lietuviams tik tais reikia teisingai vizualizuoti jų tikrą svajonę. Ta harmonija. Jeigu mes šnekam, kad mes gyvenam vardan šeimos, vardan artimųjų, tai nupieškime, kaip mes iš tikrųjų norim gyventi, kokius mes norim turėti santykius. Ir šitame paveiksle svarbiausia bus ne rūmai, kuriuose mes gyvenam, o mūsų santykiai. Kaip jau daug metų išgyvenęs su tuo pačiu žmogum, su savo žmona pavyzdžiui, tu kas kart pamatęs ją ar pagalvojęs, tu kaip įsimylėlis, kuris eina į antrą pasimatymą, aš nežinau, kuris dar jam viskas kvepia ir jam viskas šventa, jisai moka gyventi su šventumu. Tai tada pokalbį, taip jau einant link pabaigos, tada grįžkim prie moters svarbos. Kaip tu minėjot, kad yra vytis herbas, tai yra vyriškas aspektas. Ir toks jausmas, kad reikia pusiausvyros tam vyriškam aspektui, pusiausvyros moteriškoje po pasakos. Tai kaip jūs įsivaizduojat, kokia čia galėtų būti atsvara tam vyčiui ir... Tada pereinant prie šito paveikslo gražaus. Todėl, kad šis paveikslas buvo... Tai galima čia padėti. Gerai. Kad matytųsi. Aha. Kaip čia? Padedam gražiau. Jo, padėti. Šis paveikslas iš tikrųjų tai buvo... Aš pakelsiu netgi. Taip. Tai buvo karpinys. Taip pakelsiu. Tautodalininkės Vitos Jasienės iš Alytaus, kuri tiesiog iškarpė per daugelį metų iš širdies, be jokio prototipo, kažką tais, kas jai atrodė, kad prasminga ir turi būti materializuota. Aš jos klausiau. Kodėl klausiau? Todėl, kad kai aš pamačiau tą karpinį, man iš karto kilo daug labai archetipinių tokių ir simbolizmų ir idėjų, labai gilių, egzistencinių. Tokio lygio, kad gali atstatyti mūsų prasmę. Šitas paveikslas iš tikrųjų tai yra perpaišytas jau vaikų. Bet esmė visa liko. Ką jis įrodo? Jis įrodo dvi paukštės, dvi pradinės svarbiausias energijas. Tos paukštės išneša kiaušinį kaip pasaulį, mūsų gyvenimą. Viena paukštė tai yra vyriška jėga, Dievas kūrėjas. Jisai didelis, jisai turi didelę svajonę ir didelę jėgą. O kita paukštė tai yra motina meilė. Tai yra ta energija, be kurios tas vyras nieko nesukurtų. Motina meilė tai yra visas tas subtilumas ir mažumas, kuris padaro mus galingais. Kuo mažesnės detalės mums yra prasmingos, tuo didesnė mūsų jėga. Ir ji atneša visą tą prasmę, ji šviečia čia. Ir tik kartu jie sukuria tą pasaulio hologramą. Tik atsispindėjus vyriškoms svajonėms nuo moteriško to subtilumo ir grožio viso neapsakomo, tik tada materializuojasi stebuklai. Ir tas stebuklas per virkštelę mūsų pasaulis. Ir žiūrėkit, ta virkštelė eina tiesiai. Pasaulis atrodo kaip kiaušinis lukštas, tai yra jausmai įvairiausi. Ten yra gražiausia algebra, kokie čia jausmai, kiek čia kaip jie išsidėstė. Bet ta energija eina tiesiai į mus. Ir čia tik tais geltonai gal nesimato. Pradžioje mes svajojam, paskui mes jau porojame, sodinam sodus kartu. Ir paskui gimsta vaikai, kurie ant sparnų skrenda ir
kuria naujas egzistencinės dimensijas. Jų nenupasakosiu, mes tik tai simboliškai būrės, langai, žvaigždės. Vat. Ir visa tai eina. Ir čia naujos dimensijos, kurios įprasmina ir įgalina patį Dievą ir meilę. Vat. Dabar čia yra daug dievų ir deivių. Vat jie čia, vat, kaip lapukai. Vat, visos tos energijos, tai yra ir čia mūsų ir mūsų protėviai, jie mus globoja. Vat, ir mūsų tautosakoje, vat, mūsų herojai, jie irgi čia, vat, kaip žiedeliai visokie. Vat, bet aš šneku vat, apie tą energiją, kuri čia, kuri neapsakoma, kuri poetiška. Yra jos matematinių vizualizacijų, kurios aiškus per menkos, bet ir net jos gali parodyti, kad čia yra labai aukšta, materialu ir visas pragmatinės ribas ištirpdys. Kai pažiūrėsime, kas čia per prasmių galybė. Va. Tai va, mūsų pasakos, jos turi pradėti, va čia yra nudžiūvę kai kurie lapeliai ir žiedeliai. Tai yra mūsų pasakos, kurios užstrigo. Jas reikia gaivinti. Kaip Eglė Žalčių karalienė. Taip, reikia būdinti, reikia parodyti, kad grįžta tie medžiai ir tie broliai, jie grįžta į gyvenimą, bet jau su teisingom prielaidom. Jau yra moteris, kuri suvaldys tuos vyrus. Vat. Čia jų vaikaičiai tikriausiai. Vat. Moteris, kuri kaip ši, kaip meilė. Alan, dabar aš pagalvoju dar apie Eglę Žalčių karalienę. Tai va tas pavertimas medžiais, pati Eglė pasivertė medžiu ir jos vaikus jinai pavertė medžiu pati. Tai tarsi įstrigimas, tarsi sustingimas kažkoks, tai man dabar vaizdinys. Tarsi sustingo kažkokio būsenoje ir tarsi prašosi pabudinimo, netgi galbūt taip. Taip, prašosi. Ir ne šiaip sustingo medžiais, reiškia, gal per medžius mums lengviausia pabudinti pačius save. Va. Nebereikalo pas mus tie medžiai būdavo šventi ir kapinaitėse iki šiol. Kapinaitėse būdavo daug medžių. Va. Bereikalo kerta tos medžius kapinėse. Va. Reikėtų kapinėse sodinti. Ir net kapinės, miškas yra mūsų irgi kapinės. Va. Ir turi atsirasti vėl šventi miškai. Va. Ir ačiū Dievui yra tas judėjimas gyvo žalio už tuos miškus, va. Visokios ten tos gamtinės terapijos. Bet tai yra labai gilios dvasinės praktikos, kurios leidžia mums surasti va, šitą va, kanalą. Va. Ir galbūt per medžius mes galim atgaivinti savyje tą harmonijos pradą. Va. Ir moteris suprastų, kad jų užduotis savo vyruose įžvelgti tą dieviškumo sėklą, va, kuri paskatintų vyrus įsitempti vardant kažkokio tais svajonės. Kažkokios tai svajonės. Tegu tai būna ta svajonė, kurie jau egzistuoja, ambicija. Kuo greičiau tu suprasi, kad ji nepilnavertė, tuo greičiau naują sukursi. Bet tas žodis, Alanai, įsitempti, jisai tiek vaizdinių kuria. Nes tas įsitempimas iš karto gaunasi, kad vyras toks tampa, jisai gaunasi, tarsi karys, jisai tampa, disciplinuotas. Taip, jisai vidinę stygą turi įtempti. Taip, vidinė styga, tai yra noro styga, tai yra svajonės. Iš tikrųjų, tai yra vaikiška styga. Jisai turi grįžti į savo vaikystę, kaip berniukas mažas, kuris dar tikėjo stebuklais. Ir pasiimti atgaivinti tą stebuklą, kuriuo jisai nori tikėti. Ko tu nori, kas tau atrodė labai prasminga. Būna tokių, kad jau pagyvenęs rimtas vyras, jau verslus sukūręs, bet jam, tuštumas, vat, santykiai netie, viskas lygtais verslai pastatyti, o čia nėra to pasakos. Davai surandam tą pasakas, tą vardan ko mes vėl pasitempsim. Vat. Ir tas pasitempimas moterims iškart parodys, kad yra potencialas, kad yra kur ieškoti dieviškumo. Todėl, kad kai tu toks, buitiškas, tai kur čia tą sėklą šūdė tu atrasi? Va.
O kai tu pasitempęs, va, tu stengiasi, tada stengs ir gėlės. Moteris tai pumpurai, gėlės, kurios turi sužydėti vardan kažko. Šiaip sau, žvaigždės nešviečia šiaip sau. Jos šviečia vardan kažko, vardan įsimylėjėlio, vardan kažko tokio, kas turi potencialą. Vyras tai yra potencinė energija, iš esmės. Vat. Tai visas tas dalykas turi atsitikti. Ir per pasakas. Kažkas turi padėti mums sukurti, mūsųgi pačių kūrėjai, poetai kažkokie, turi atgimti ir sukurti tas gražias pratęsimukus. O dabar dar prie šito paveikslo grįžtant, čia man taip įdomiai, kūrėjas tarsi apačioj šaknyse medžio, o čia yra Saulė, Mėnulis, žvaigždės viršui. Tai kaip čia suprasti viršus, taip kaip čia... Kūrėjas kūrė, kas yra aukščiau, taip galim suprasti. Čia, taip ir buvo, kad Dievas su meile kūrė kažką, kas iš tikrųjų turėtų būti tarp jų kaip hologramoje. Čia yra šaltinis, čia yra atspindys veidrodis ir čia holograma. Bet supraskim, kad tai yra nauja dimensija. Kūryba dieviška, tai yra, tu kuri naują dimensiją. Ir dėl to ji šone turi būti, ji turi būti aukščiau. Ir be abejo, tie vaikai kurs dar naujas dimensijas ir tai bus dar aukščiau, tai bus dar, nepavaizduosi plokštumoje. Ir tas sprogimas. Taip, čia vyksta sprogimas. Čia iš tikrųjų vyksta žiedo sprogimas. Ir mes jame dar sproginėjame, dar gražinam, darome mini sprogimus. Ir kiekvienas iš esmės toks dalykas, visa potencija yra mūsų viduje. Ir mums reikia tik viens kitam padėti, atrasti savyje tų prasmių ir tų jėgų. Ir kas čia įdomu, kad būtent čia mes viens kitam galim padėti. Atrasti prasmę savyje arba galę kažkokią sugebėjimą. Todėl, kad, sako, lengviausias būdas tapti laimingu, padėti kitam tapti laimingu, ne savo. Čia tas pats, kaip Paulo Coelho aprašinėjo, kai sėdi žmonės prie vaišėm nukrauto stalo, bet visi nelaimingi, todėl kad šaukštai ilgesni negu iki alkūnės. Jie negali savo į burną įkišti. O prie kito stalo jie vienas kitą maitina ir dėl to labai laimingi. Tai čia pas mus labai panaši situacija. Pas mus vaišėmis nukrautas stalas, tai yra mūsų turtai vidiniai, bet mes patys nemokam iš savęs pasiimti tų turtų ir sureguliuoti savęs. O mes matome, kaip mūsų kiti nesureguliuoti. Tai vietoj to, kad mes padėtum jam susireguliuoti, mes pradedam jį talžyti. Ir sakyti, oi, tu čia negražiai pasielgi, tu čia ne tą, čia, žinai, jeigu vaikas tokį kampą, jeigu suaugęs, mes tave nubauduosim, žinai, čia, pas mus, baudžiava iki šiol skaityk formaliai, vien tik per baudas vyksta, žinai, tas mokymas. O tu nebauduok, o tu padėk jam susibalansuoti. Ir lygiai taip pat politikoje. Tu čia nevaryk ant jo, ant to savo oponento politinio. Padėk jam susiadekvatinti. Bet elkis kaip su mažu vaiku iš tikrųjų. Todėl, kad tik tais per mūsų mažą vaiką mes vienas kitą kažkaip, Taip. O dabar, Alanai, jau einant link apibendrinimo, kaip čia galima būtų visą tai apibendrinti? Kaip tą atkerėjimą nuimti, kad lietuviai grįžti prie savo tos galios, susilieti. Mums reikia dainiaus. Senovėje buvo druidai ir dainius, kuris ateidavo sakykime, į tą žmonių grupę, kuriems reikėdavo pasiekti tikslo ir išdainuodavo. Jie tada suskipdavo į ratelį ir per tą dainą jie įsiliedavo į savo tą norimą prasme, iš transo būso išeina ir jau turi pasakas, mums reikia sukurti pasakų pratęsimus, kurie bus mūsų dvasinis verslo planas. Bus nupieštas dvasinis kelias, kurį mes turim nueiti.
Tai praktiškai išėjimas iš tų kerų. Taip. Ir tada mes įdainuosime tas pasakas ir bus tada jau grinai kaip filmo scenarijaus kūrimas. Atsiras ir režisierius, ir jau tas tikras dainius Kernagio lygio, vat, su jau esamom tom siužetiniam pasakom. Ir tos dainos sutartinių lygmens, bet uždėta dar racionalus siužetas ant sutartinių. Vat. Reiškia, gerai, aš padėsiu. Ir tada atsiras tas, sakykime, nuoširdus judėjimas, nuoširdus apsivienijimas link to, kas mus tikrai vienyje. Mūsų visus vienyje kažkas labai gilaus dar neišsakyto. Va. Dar nesurasti tie žodžiai, bet juos reikia surasti. Tam mes turim poetus kūrėjus. Mes tikrai turim Lietuvoje labai gabių kūrėjų. Ir Čiurlionis, ir net tarybiniais laikais buvo. Aš čia neseniai YouTube suradau apie Aną German, klausiau ir ten cituoja Eduardą Mieželaitį. Dabar jisai gal numenkintas, bet kaip jis mokėjo išsireikšti, žinai. Ir mes tikriausiai ir dabar turim tų talentų. Tiesiog jie turi kurti apie prasmingesnius epinius dalykus, negu apie Pelytę Zitą. Supranti? Tiesiog pasiimti, mūsų iš tikrųjų užduotis, tokių diskusijų užduotis, įkvėpti tuos kūrėjus, pasiimti epinės temas. Ir jau jų siužetai bus ta kerų dalis. Jau ten ir įdainuosim. Ir galiausiai gausis, kaip filme Wag the Dog, kad jau kai sukurtas siužetas, tai yra tik tais politinių technologijų užduotis, kaip jas įgalinti ir paversti į verslus ir taip toliau. O galutinis tikslas yra mūsų santykiai. Mums reikia piešti mūsų santykių grožį, kas yra daroma daugelį kitų epų. O tie santykiai tarp vyro ir moters? Pirmiausiai tarp vyro, bet paskui ir su vaikais, šeimų piešimas ir sakau, ne rūmų piešimas, o santykių rūmų. Ir kaip pas mus, pavyzdžiui, mėgsta istorikai aprašinėti ten mūšio eigą kažkokią, arba ten politinių intrigų seka, labai mėgsta istorikai šitą daryti. Tai su tokiu pat azartu mums reikia piešti, kaip mes vienas kitą žavimės vienas kitu. O dabar dar jau apibendrinimu, dar ta dieviškoji motina, didžioji deivė, ar jinai nėra taip primiršta Lietuvoje, galbūt ir plačiau, jos galia, jos įtaka, jos galimybės, aišku, viskas prasideda nuo meilės, kaip aptarėm. Ir kaip čia tą pažadinti tą atsigręžti galbūt į tą tikrą meilę. Dievišką motiną. Čia Marijos Gimbutienės palikimas labai padeda ir jis gerbiamas mūsų ten kultūriniuose sluoksniuose, kuriami dokumentiniai filmai. Tik reikia suprasti, kad Gimbutienės ta dieviška motina tai yra labai reali energija, kuri čia pat tarp mūsų yra ir nereikia distancijuotis nuo to, kad Gimbutienės laikai tai buvo kosmosas, mums nepasiekime, mes jau per daug nukrypom, nieko mes nenukrypom. Mums tik reikia pripažinti, kad visos tos dieviškos energijos tai yra mūsų pačių dalis. Ir mes turim viską, ką mūsų protėviai turėjo. Ir mums reikia kultivuoti ir į tą dabartinį lietuvių dievų panteoną garbinamą, kuris labai patriarchalinis. Gražinti moteriškas energijas, nemažiau lygiavertės ir harmonizuojantis. Pavyzdžiui, Perkūnas, Patrimpas, Žemėpatis, jie iš tikrųjų yra bėdžiai. Jie yra vienišiai. Ir dėl to jie tokie supatriarchalinti ir tokie surūstinti. Galima rasti indikacijų, kad tautosako jie buvo ne vienišiai. Bet šiaip, kai mes šnekam, tai iš tikrųjų Perkūną mes įsivaizduojam, gavo Perkūną. Gausi lazdų iš tikrųjų, kaip įsivaizduoji. Žemėpatis irgi jisai su žemė kažkoks toks šaltas.
Vat. Tas patrimpas irgi, jis man nekelia, jis, supranti, ir juos kaip vaizduoja kokius raguotus. Nu, ne visus, bet kai tu pasižiūrėk ten, nu, žinai, vat, tai nuo ko čia tie ragai išėjo, ar tos barzdos tokios, tai nuo to, kad nėra moteriškos įtakos tokios. Vat. O reikia tas moteris piešti labai gražias. Tai jūs minėjot, dar labai įdomu, tai reiškia, čia reikia balansų šitoje vietoje. Absoliučiai. Pusiausvyros. Čia reikia, tai yra mūsų protėvai, tėvai ir dievai mūsų, tai yra mūsų mokytojai. Bet jie turi rodyti pavyzdį, o kaip mes turėtumėm gyventi. Bet, reiškia, jeigu mes norim kurti gražias šeimas ir auginti superinius vaikus, mes turime tai išvelgti, tas pamokas protėviuose turi išvelgti. Sugrąžinkime žmonas jiems. Vat. Ir pas mus atskirtos žmonos, vat, Gabija ten, arba Žemyna, jos atskirtos nuo savo tų vyrų. Jos irgi tokios vienutės. Kurkime. O čia prasideda gryna dialektika. Ir jeigu istorikai sako, mums neužtenka duomenų, kad atstatyti palikimą, nieko panašaus. Yra analitinė dialektika, kuri parodo, kas ką balansuoja. Ir tie visi dievai asocijuojasi su mūsų archetipinėm energijom, tai yra gryna psichologija. Jau sukursti dialektiniai tie atlasai ir jausmų ir charakterio savybių, kur labai lengva sustatyti tas dievybės, parodyti, kokios šeimos kūrėsi. Kokia yra prasmė visų kalendorinių švenčių. Vat, labai lengva per dialektiką atstatyti. Vat, todėl, kad kalendorius irgi siejasi su žvaigždynais, su tom pačiom energijom. Aš, pavyzdžiui, nueinu į ten tą etnokosmologijos muziejų ir man baisu. Kosmologija yra tik tais moderni, etno ten nėra nieko. Vat, jie tik tais pardavinėja kalendorių kažkokius tai iškarpas. Ir kai pasakoja apie žvaigždynus, jie nieko iš etnoso nepasiima. Jie pasiima tik tais gravitacijas ir šviesmečius. Mūsų protėviai gyveno su kitom energijom, kitom savokom, kitom vertybėm. Ir mums reikia apjungti visą, kas yra mistiška, su visku. Realybė ant kiek tik tais gera, ant kiek jie stiprina gerasias misticizmo pusės. Kaip ir misticizmas, tik ant tiek geras, ant kiek jisai stiprina gerasias realybės pusės. Vat. Ir mums reikia apjungti visą šitą, todėl kad tik misticizme yra romantika ir svajonių daiga. O tai galima dabar apibendrinti taip, kad pratęskime Dievo kūrėjo sprogimą. Taip, mes turime grįžti prie savo paskirties, tai yra Dievo vaikai ir meilės vaikai, kurie daugina ir gražina tą dieviškumą ir meiliškumą, kuria naujas dimensijas, naujas egzistencinės prasmes, kuria pirmiausia savo vyriškų svajonių dėka, berniukiškų svajonių. Ir tik su moterų tikėjimu ir vardant tų moterų sužydėjimu. Bet man atrodo, kad pavyzdžiui, kaip Lietuvos miškus moteris ėmė gaivinti. Ten moteriška energija. Tai ir čia tikriausiai pasireikš moteriška energija tuos vyrus pastatyti vietą, tuos galingus vyrus, ambicingus, suvaldyti gali moteris. Su motinos deivės pagalba Gimbutinės. Galbūt moterims reikia kurti tuos raganiškus moteriškus ratelius, apeliuojančius būtent į šitą energiją, Marijos Gimbutinės, šitą, čia, ir čia. Į tas jau, kurios išeina iš mūsų to burbulo, kur išeina iš to, kur mes mūsų pasakose arba tose paviršiniuose padavimuose. Mums reikia, Tai moteris turėtų grįžti tą pirmapradę moterišką. Absoliučiai, Gimbutinės laikai. Reikia daryti konsteliacijas apie tą dalyką. Reikia, ir tos konsteliacijos negali būti neskausmingos, todėl kad yra daug klodų, dėl ko mes atsiribojom, dėl ko mums taip skauda, kad mes nebenorim apie tai šnekėti. Bet tai turi būti su dideliu, jeigu tos moteris tikrai myli savo vaikus ir savo ateitį, tą amžinąją ateitį. Jeigu kažkas sako, kad tikrai myli Lietuvą, tai prašau pasireikš būtent dvasiškai. Nebijok eiti skausmą į tuos
į protėvių klaidas, į mūsų pačių klaidas, į savigraužas. Nebijok eiti. Prasimušė, todėl kad tu ne vienas, mūsų tauta yra, viens kitam turim padėti ir surasti tas prasmes, iš ten atsinešti, iš Gimbutienės laikų. Ir su moterų pagalba, ir pasakos turi atsirasti, bet ir santykių pavyzdžiai turi atsirasti. Ir mūsų, pavyzdžiui, žiniasklaida galėtų, kaip sakant, žinios galėtų būti daugiau apie santykius žmonių, negu apie kažkokius tai įvykius ten. Taip. Nu ką, Alanai, tai tuo ir pabaigiam. Labai gražus apibendrinimas, įkvepiantis, tai dėkui. Ačiū labai, Mindaugai.